Jeigu galvoji, kad gali būti geras vadovas ir tuo pačiu patikti visiems, dėja, taip niekada nebus. Niekada. Tai yra tiesiog labai pavojinga iliuzija. Nei vienas vadovas negali patikti ir įtikti visiems. Ir vadovui tikrai nereikia turėti tokio tikslo. Geram vadovui yra labai svarbu rasti balansą tarp buvimo gerų žmogumi ir gerų vadovų. Savo komandai, savo vadovams ar įmonės akcininkams. Ir tas balansas nėra pasiekiamas nei per kontrolę, nei per spaudimą, nei per visko žinojimą. Jis yra pasiekiamas per elementarius dalykus. Tai yra žmogiškumas, atvirumas, nuoširdumas ir aiški komunikacija. Tai kuomet gali pasakyti teisybę tiesiai šviesiai akis, nesvarbu, kokia ji nepatogi bebūtų. Tai kuomet gali išsakyti ir išlaikyti savo ribas, tuo pačiu neprarasdamas turimo žmogiško ryšio. Tai kuomet vadovauji ne per baimę, ne per prievartą, o tiesiog per aiškumą. Jeigu nori sužinoti apie tai daugiau, sek mane. Čia aš dalinuosi savo patirtimi ir įžvalgomis apie tai, kaip vadovams augti karjeroje, kaip išlikti ramiu savo viduje, kaip dirbti užtikrintai ir efektyviai ir kaip augti ne tik profesiškai, bet ir evoliucionuoti kaip asmenybei.